vieno. Bus rimti reikalai, nors ir spardosi siela. Aš vis dar kvepuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojom, turi bėgti kartu. Reik keltis ir eit. Ух ты! Skambina! Šarkys. Mačiau. Taip. Kokius pinigus? Gabriui? Kad ten šramas ant arbatos 20 gabalų davė, sakė, kad taika. Rado tiglę. Meluoja. Daugiau nėra kam. Supratau. Dirbam toliau. Nu, patikrinai. Mažai pamokėjo. Sėsk į mašiną, važiuojam. Ta prasme. Kokiu pagrindu? Viską tau paaiškins. Sėsk į mašiną. Kojas kelk. Šarkys ir dar vienas kažkoks, sakė, užduos porą klausimų, bet va dabar išsivežė. Aš tikrai labai bijau, kad uždarysi į kalėjimą. Paleiskit jūs tą Iglę, eina šikti. Aš tikrai nenoriu likti viena. Piktas. Nervuotas. Kuris. Ten. Labas. Kam tie laikraščiai, viskas internete yra? Kodėl aš nieko nežinojau? Nes būtum nepritaręs, viską tyliai prasukom. Tyliai? Gabriai užsidarė. Tai čia tik dar vienas įrodymas, kad Hardas ožys. Vos kas iš karto bėga pas mentus. Jeigu mentai dirba jam, tai joks jis neužys. Kur Iglė? Sėdi. Viskas gerai, ko tu nervinėsi? Gabri palaikys ir paleis. Tu ką, visai tupas? Užsidaro Hardo bobą ir jam viskas gerai? Viskas sušiktai blogai! Aišku tau! Kad ir kiek aš besistengčiau nelysti kriminalą, tu vis man kiaulę pakiši! Prie ko čia tu? Tu ne prie ko. Prie ko čia aš? Prie ko čia aš? Tai gal mes dar dirbam kartu ar jau nebe? Dirbam. Tai gal aš turiu teisę žinot, kada jūs čia ruošiatės konkurentų bobas grobt ar nebe? Čia Gabris taip norėjo. Jį irgi reikia suprast, vos liko gyvas. Reikia sudėt taškų. Sudės jums taškus, Hardas. Į kaktą, po tašką, abiem! Tu manai, jis neturi pinigų, kad nusabdytų killerius ir visus čia mus išvartytų? Jisgi psichas!
Tu nežinai, kada jam plionkė trūks. Ką tada darysi? Jei būsim negyvi, ką čia padarysi? Suka tu! Man nejuokinga! Supratai? Man nebejuokinga! Tu jau pat važiuoji ir paleidi Iglę. Arba pamiršk kelią į mano namus. Kaip? O va taip! Aš noriu dirbti su normaliais žmonėmis, o ne su psichais. Ką žinau? Gal jūs rytoj sugalvosit kokį bankininką užsidaryti. Ir vėl sakysi, kad viskas gerai. Tuojau pat paleidi Iglę. Ar supratai? Aišku tau? Irgi gera. Irgi gera. Sveiks, Toma. Fuka išgausdina. Ilga važiava. Nu jau, ilga. Paskumbina iš karto atšutinau. Kon čia dara? Aplinkosaugą gerin. Kon? Aplinkosaugą gerin, kad ramiau gyventi būtų. Nuveizėk. A ten pas mane koks nors siaunbis, ne? Nu, va, sakykim, tu esi siaunbis. Nu, gerai. Mata. Vans pats, ba ginklą, ba nieką. Ir galvoj, trekanų patvarkyti. Ir tik tą hoppeilioką iš kišenę. Greta man įrodo, kur raktelis nukombarį, kur pinigą sadėti. Aha, o aš tik tą. Hop! Skaityk laikraštį, horoskopą. Greta skaityk. Arba tau kailioj kiaušėlį trynis tu jau batą išsitaškys, ne? Patrauk. Bet sakykim, tu esi keizūnbis, ne? Ir mane pist. Ir išmuši mane pistulką. O aš toks gerutis. Kaip tas pūkis katans iš multika žena. Auselis nuleistas, rankelis pakeltas. Gera. Kiek tau rek? Štukė, 2 štukės. 5. Čia va turiu šitą. Tu jau aš tau daustų pinigėlį nebejokia. Tai kaba! Nu, tiesiog, Greta išvarinėlį. Šnobelį rausti žemelės. Nu, sleikus jie gyvamalus sutiko. Patrauk, nu. Nu, ku, pateka. Veiz nedidelė. Gerai tavo fantazija. Čia ne fantazija. Jendriko. Žina, man kiekia nedidelė. Visokių šūdvabalių čia ten. Pasveina luomkis, paskaita dar kažkas. Na, žinau, kokį užsirausi. Tai va. Nu, jokių to. Rek pasiraukauti. Nu, rek. Anaun saulėlį bus patogiau raukautis. O, biški. Gelinelė sužėlė. Rek pamerkti, bus gražiau. Va. Sėdau. Blogai rytą pradėjai. Gabri, padarom taip. Tu man pasakai, kur padėjai Iglę. Ir aš tave paleidžiu. Ir peškom galėsi grįžti namo. Kur įrodymai? Kodėl tu nusprendei, kad aš žinau, kur yra Iglė? Nežai su manim. Bus įrodymai. Bet ne šitoje.
O toj kitoj byloj, kurią nutraukiam. Nuosprendis galutinis ir neskundžiamas. Paaiškės naujos aplinkybės, bus nauji įrodymai. Ką manai? Pabandom? Vėleika. Aš nežinau, kur yra Iglė. Kam du? Tai tau ir jam. Tavęs apačioje laukia. Jeigu nekalbės, neduok jam puodelio. Ačiū, nenoriu. Seniai pažįstame. Su kuo? Su Šargiu. Keletą metų. Tai dar nesupratai, kad reikia jo įsiklausyti. Aš nežinau, kur yra Iglė. Taip man tai gali nesakyti. Todėl, kad tau Gabrielius uždarė. Kaunecki buvo būdinga. Durni, esala paskutinė. Mažvaikė. Vėl pinigų prašys. A tu žinai, kur nors? Aišku, žinau. Rols mane viskų pasakoja. Oi, šaibų pasidarysim, gerą prasisauksim. Nu, tegu sėdama, kad dornsi. Nu, bet Iglė neatsirado. Iglė? Kaunecki buvo. Žinai, pas mus mokyklo tokį spyglį buvo. Eglė vard, bet mes visą spyglį vadinu. Ta 7 klasė aš anu įsimylėjau. Buvau ten. Pakvei ten prilintos atsakinėti. Ei, pist ten olpa. Ir pasimatė tokį balti triusikelę. Nu, bet tokį balti kaip sneiks. Vis ten pirštas ruoda šuru aplinkau. O aš kaip staba ištekt sveizų į tus baltus triusikelius ir akių atitraukti nagalį. Tep mane davė per smegenis. Žinok, kiekvieną naktį sapnavau tus baltus triusikelius. Kiekvieną naktį. Nu, na tep, kad aš ant numauti norėčiau. Ne, aš gražią sapnavau. Dorn buvo, ne? Aišku, dorns. Kaip surasti Iglį? Nežinau. Sakė Rolas apie pinigus kalbėjai. Ta gal on tai nesudalyvavo? Visko galbūt. Žinai, paskombinsiu. Ne, neskumbėk. Telefonu nekalbėk. Na, bejuok. Mums mokinti nerek. Pasivadinsiu čia. Kaip tau baigės tas triusikėlės? Niekap, pasvajojau ir praėjau. Tik tas baltas triusikėlis tą prisimenu. Sveiks, Rola. Ku dirbi? Gal priliekti iki moniai dabar? Daba. Rekalsi. Gera, lauk. Atvažiaus. Supavistas savo sugulolis. Nebejuok, atlaikys. Važinuok, 8 klasėje pas mūsų buvo tokia Inga. Tokiom gražiom kojom. Moniai gražis. O iš tikrųjų tos kojas buvo toks šleivas, kreivas, kaip rinkę tokia įdobova. Bet moniai buvo žiaurė gražis. Vis jaukis iš ano, kazuokį vadėt.
Nu, nes vaikštui taip kaip arklį apsižergus. Bet man tos kojos buvo tokios gražios, nu tokios gražios. Aš buvau pagadaus būti to arkliu tarp to anus lenktų kojų. Va. Įsivaizduoju. Galvoju, koks aš durnas buvau, ką? Kojas ką parlaužto baronką, o aš į kelis įlygau. Iš tikrųjų. Tu suprask, Vileika yra krafto žmogus. Nereikia skandinti saviškių. Hardas Kauneckas yra mano žmogus ir 100 kartų vertingesnis už Vileiką. Jis pagrobė Kaunecko žmoną. Pagrobė? Ir dabar parašys išpirkos. Opa. Kraftas man to nesakė. Kokie dabar laikai? 90-ieji? Vileika yra bukas, kvailas, banditas. O Kauneckas jį nušaus. Mums reikia to, reikia triukšmo. Nereikia. Aplink mus ir taip per daug įtampos. Tai leiskit man dirbti. Aš viską suprantu, bet be Gabrio aš nieko nesprendžiu. Norės pats paskambins arba man pasakys. Pofik man neįdomu, ką kiti galvoja. Yra susitarimas ir aš jo nelaužysiu. Tik be pykčio, okei? Alberts, Jo. seks. Jau pykst, ką Hardą Bobą užsidarėte, ne? Iš kur tu žinai? Visko žinau. Ano, pamatysi. Nu va, Rols. Henrikas. Žinau, gers vyrs, šūdo namau. Gera, palieksiu vein, pasirokau kitą. Nu, sėski tau. Nuo Hardo? Tam tikrą prasme taip. Jis nežino, kad aš čia. Bet dėl Iglės. Logiškai išmąstyta. Hardas man nerūpi. Palikit Iglę ramybėj. Hardas nerūpi. Ne, nerūpi. Jis griobanas kaziolas, vos kas iškart bėgam mentams skūstis. Šitas manęs irgi nejaudino. Ką turiu padaryti, kad atsiknistumėt nuo Iglės? Nudėt Gabrį. Aš rimtai. Klausyk. Tu man biškiai grybą panašus. Ačiū. Tipo nesupranti, kad reikia susimokėti. Gerai. Kiek? Pasakyk Hardui 108 gabalų. Ne. Hardo čia nekišk. Mokėsiu aš. Hardas neturi nieko žinoti. Neturi. Ne, neturi. Aš nežinau, persigalvojot. Dar kriminalinis biuras paspaudė. Tipo mes apsimyžom. Gal ir apsišykot. Kažkas turi šitoje situacijoje išeiti nugalėtojui. O Hardui, Kauneckui, tas yra labai svarbu. Bet to jūs ir patys pagalvokit. Kapotis norit ar pinigų? Man rūpi Iglė. Dar pasakyk, kad tu atšmokin. Žiūrėk, toj kraujukas iš nosies pradės bėgti. Turi šaibas.
Turiu. Turi. Turiu. Rimtai. Rimtai. Va toks tu man jau patinki. Nueisiu iki mašinos. Serė. 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 Nu gerai, serė. Nueik iki mašinos. Laiku. Kas jis toks? Sakiau, kad maladėts virs. Konkretus. Jo, kad tu žinotum, kiek on smaklių varinė, kiek spronda nusasok, o ons visur suspė. Ant hardo dirba. Na, žinau, gal dirbku, kažkoks reikalas tikriausia tvar. Ta kas sakau, ons visur suspė. Susitarė tau. Jo, sakinu iki mašinos šaibas paimt. Mata kaip gera. Vens dar ir. Radai bobą? Kad su gėlėm